Taigi gavom užsakymą nuostabiausio skonio pica chorizo. Idealiai, iš tikrųjų, apie ją norėjau senai pakalbėti. Chorizo yra puikiai sudėliota dešrelė chorizo ir saulėje džiovinti pomidorai. Yra idealaus skonio. Bet kas yra įdomu, šį kartą mes gavom tokį dalyką, kad klientas pasiprašė ant picos chorizo papildomų derinių. Kartais mums tai išmuža iš vėžių, bet iš tikrųjų klientas žino, ką užsako. Šiuo atveju mes dar dėsim papildomą jalapeno ir buffalo mozzarella. Tai bus chorizo su priedais. Yra unikalu, mums patinka, kai klientai renka savo skonius. Tai matom įprastą chorizo. Mūsų chorizo dešra idealiai yra, bet jos nepakeisi niekom. Gera chorizo, kai geras draugas. Įsimylė ją jos skonį visam laikui. Šiuo atveju turi truputį kitokį vaizdą, nes yra jalapenas ir yra buffalo mozzarella. Katalogai yra kitaip, bet klientam mes leidžiam šitą daryti. Iškepusi atrodo idealiai. Ne taip prailgsta, 1,5 minutės, kaip ir minėjau, pica krosnyje tikrai neišdžiūsta, o įgauna savo reikiamą skonį. Ir kaip visada, chorizo turi privilegijų sėdėti viena krosnyje. Taigi, pica chorizo yra pas mane ant stalo. Aš ją pasižiūriu, puikiai atrodo, skaniai atrodo, gražiai supjaustom. Kai kurias picas reikia pjaustyti ypatingai atsargiai, nes jeigu peilį spausti per daug, gali nučiuosti visas paviršius, nes yra kitų dalykų ant picos. Taigi, šita pica nereikalauja daugiau dėmesio iš manęs jokio. Ji pasitikė savim, nes tai kaip jinai išlindo iš krosnės, jai šito užtenka. Chorizo, eko tutto fatto ir šita pica keliauja pas klientą. Ačiū tau, iki.